Baltasis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Kiek galima laukti? Jau po 8. Ko jis ten krapštosi taip ilgai? Ko mes išvis čia taip ankštai važiavom tada? Galėtų išvis neišleisti dar. Vis tiek per pusę metų nebus ten susitupėjęs. Ką tu stumi? Kad prikolų nebesupranti. O, išėjo gražuolis. Nu ką, paukštelį paleido iš narvelio? Į vyrą panašus. Kur mašina? Už kampo. Duok tašę panešiu vis tiek po operacijos. Kad tu čia prisikrovęs taip? Kaip tu sugebėjai su daugiau daiktų išeiti, negu kad jie įėjai į vidų? Kas sukasi ir daro, tas prasisuka ir padaro. Einam. Davai. O tau apšė rūkyt galima? Nu ko, ne? Taigi plautis perduotas, turėtų kamuoliai ten per šoną eiti. Nu ką, paprikolinti nebegalima. Kas čia? Mašina. Ką, pamiršai kaip atrodo? Ne, nu žinau, kaip mašina atrodo. Kur tėvo džipas? Servise, sėsk į vidų. Tai nafik jūs atvažiavot su šitą skarbonką, jeigu žinojai, kad 3 busim. Daugiau hebros nenorėjai pasimti? Klausyk, davai, sėsk į priekį, aš vairuosiu, tu į galą, viskas, važiuojam. Važiuoji pasitikti kaip žmogus. Laužas kaip boba per pilną. Sės, tėvas laukia, nu ko tu stovi čia? Davai. Gali gal prisisek, mane išvaryks iš proto tas pipsėjimas. Papipsėsi, nustos. Tau vpadlo prisisekt. Pan. Ką čia darysi? Rūkysiu, ką darysiu? Davai ne mašinai, ne mano mašina, kaip aš tau priduosiu po to. O man pofi. Aš tau tai duosiu pof. Davai, atiduok. Padėk cigaretę. Užmes cigaretės. Užmes cigaretę. Mentai. Nu, patenkintas dabar. Visi parūkys. Tai kad čia nieko nebuvo. Kas tau nieko nebuvo? Jie net neturėjo teisės mūsų čia stabdyti. Vapšė, ko čia sustoji? Davai nebegydyk, okei? Labadiena, pareigūnė. Patrulis Darius Ivanauskas, dokumentus paruoškit, prašom. Kažko prasikaltau? Kažko prasikaltau? Nusiramink. Jūs pažeidėte administracinio nusižengimų kodekso 420 straipsnį. Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas. Išvažiavote į priešpriešinio eismo juostą. Prašom išlipti iš mašinos ir eiti su manim. Niekur tu neisi. Nusiramink. Jie neturi teisės tas išsitemti iš mašinos. Jūs neturi teisės jo išsitemti iš mašinos. Keleivis, prašom nusiraminti. Koks tau čia pavojingas vairavimas? Mes išvažiavom, kad apvažiuoti kliūti, priešais mašinų jokių nebuvo. Ką čia apšė nusišneki? Koks čia to pavojingas vairavimas? Keleivi, prašom nusiraminti. Tai paskutinis įspėjimas. Kad tu čia mane gazdini, žalias. Sėdėk! Kas reikalingas pastiprinimas, pareigūno užpuolimas ir įžeidimas. Koks dar įžeidimas? Koks tau įžeidimas, myžalė? Kas yra, aš tas klausiu? Ramiai, pilietė. Kas ramiai? Klausiu, kas yra? Kas? Kas tar? Ai, visi, ne, kiek čia jūsų yra? Realiai, ne? Blin, vyda. Viskas padaryta. Tyliai ir saldžiai. Padaryta.
Kas padaryta? Blin, ką tu pridirbai, asilė? Kaip tai ką? Pasgi prašai. Aš prašiau tą šokėją iš Tripako, o tu ką nukepėjai vapšė? Tu to žurnalisto Viktoro Stonkaus dukrą nudėjai. Negali būt. Taigi ta pati buvo su raudona striukė. Ta pati pirko į spektaklį bilietą. Aš negalėjau sumaišyti. Nieko nesuprantu. Pofi, ko tu supranti, ko tu nesupranti. Tu žinai, kas dabar bus, kokie ragai pareis, kai Stonkus visą savo tarnybas pakels, a? Tai ką dabar daryti? Ką daryt? Ką aš žinau, ką daryt? Tai jau kaip su pinigais? Kokiais dar pinigais? Tai bent pusė. Tu tik mink iš mašinos, kol aš tavęs nesutraiškiau tarakonę, blin. Tu kokiais pinigais, ką tu pridirbai? Blin. Prašom, tik po jūs. Viktorai, užuojautą, ką aš dar galiu pasakyti? Tai nieko ir nesakyk, Raimi. Gal dar kas nors paaiškėja? Nieko nežinau, laukiu skambučių. Ji buvo absoliučiai sveika, Raimi. Aš nesuprantu, kaip tai gali imti jaunas žmogus ir numirti. Man galva neišneša. Ir kodėl tai turėjo atsitikti mano vieninteliai dukrai? Viktorai, klausyk, jeigu tau kažko reikės, tu tik man sakyk, tu pats žinai. Ir iš vis galėtum tu eiti namo, o nesėdėti čia, žinai, ir nekirmyti tam darbe. Namuose iš vis stogas važiuoja vienam. Čia bent kažkiek tvardausi tarp žmonių. Klausau. Taip, Viktoras. Ką jūs pasakėt? Taip, aš tuoj atvažiuoju. Gerai, tuoj atvažiuoju. Ją nunuodijo, Raimondai. Nunuodijo. Ką tu? Telefonas išjungtas. Pamaniau, šią tave rasiu. Nu, radai ir ką? Reikia pabazarinti. Man reikia bent dalį šaibų. Tu nori šaibų? Asilė, tu ne tą žmogų nudėjai. Nėra darbo, nėra ir pinigų. Tai ką tu siūlai daryti? Sutvarkyk viską. Ką reiškia sutvarkyk? Viską sutvarkyk, padaryk tai, kas tau buvo užsakyta. Kol nepadarysi, nebus ir babkių. Bet tu pakvaišai. Aš pakvaišau. Tu čia ateini prašyti babkių, nepadaręs darbo. Lėmė. Bet tai, ko tu prašai, yra bespridėlas. Eik pašto ženklų pardavinėti. Iš vis, ką tu čia man skėbi, ką? Nebus darbo, nebus ir babkių, supratai? Viskas laisvas. Užuojauta, Viktorai, užuojauta. Sėsk. Tai va, Viktorai, atliko Marijos ekspertizę. Rezultatai, švelniai tariant, šokiravo. Gerai, Zenonai, mane daug kas jau šiandien šokiravo. Nereikia įžangų, eik prie esmės. Viktorai, Marija buvo nunuodyta. Jei sėdint teatre, buvo suleista nuodų į kairę koją. Nunuodijo? Kaip tai nunuodijo? Ricinu. Ricinu? Taip, ricinu. Čia tas pats, iš kurio gaminamas aliejus žarnynui valyti, kartu ir baisus nuodas. Kadais KGB slaptas ginklas. KGB, apie kokį tu čia dar KGB? Ar prisiminė 78 metais Londone, kai buvo nunuodytas garsus bulgarų disidentas Markovas? Tai va, jis buvo nunuodytas skėčio dūriu, skėčio antgalis buvo užnuodytas tuo pačiu ricinu. Aš nieko nesuprantu, ką tu nori tuo pasakyti? Viktorai, gerai pagalvok. Mariją kažkas nunuodijo.
Gal turi priešų? Tu manai, kad tai susijęs su mano darbu? Aš nemanau, aš taip sakau. Tiesiog galvoju, tu juk žurnalistas. Kriminalų žurnalistas. Gerai, Zenonai, ačiū tau už viską. Labai gaila. Šį kartą tu apsilankai kaip tėvas, ne kaip žurnalistas. Priimk užuojautą dar kartą. Gyvenimas kartais negailestingas. Apžiūrėkim 428. Jie kalbėjo labai įtikinamai. Štai. Eglutė. Eglutė, vaikeli, kur tu? O Jėzau, kaip jūs mane išgąsdinot. O kas jūs toks? Aš santechnikas. Eglutę iškvietė. Skalbimo mašina sugedo. Tai va, krapštausi. O eglutė kur? Eglutė į paskaitas išvažiavo. Matot, aš jos kaimynė, tai mes taip gerai sugyvenom, galvoju, užeisiu pažiūrėti, durys labai taip praviros. Tikrai viskas gerai, tikrai viskas gerai. Ačiū Dievui, kad viskas gerai. Geros jums dienos. Oi, ir jums gero darbo. Ačiū labai. Viso. Palaukit, bet ką jūs čia taiso, taigi eglutės skalbimo mašinos neturi. Vaikas pas mane vaikšto skalbti. Tai ką jūs čia taisot, kokią skalbimo mašiną?
Nu tai sakyk. Skelk savo eilinį moralą, koks aš nedėkingas pizdukas, kaip tu nuolat trauki mane iš bėdos, kiek šiknų reikėjo pakelt, kad ištraukti. Sakyk, davai, nu, lauk. Sėsk, sūnau. Vairuosiu. Tai taip nieko nepasakysi? Tai kad neturiu ką pasakyti. Na, visada turėdavo, dabar jau nebeturi. Aš supratau, kad tai yra beprasmiška. Žinai, sūnau, žiūriu į tave ir matau save prieš 30 metų. Toks pat aršus, toks pat užsispyręs, toks pat negerbintis autoritetų ir pilnas pretenzijų į pasaulį. Nieko, sūnau. Išauksi. Ką reiškia išauksiu? Šau, tik nesakyk, kad tapsiu tokiu kaip tu. O ką reiškia? Tokiu kaip tu. Gerai, kodėl mane anksčiau iš zonos paleido? Už gerą elgesį. Dokumentų neskaitai. Tu pats žinai, kad šneki nesąmonės. Tu vėlis įkišai, kad mane ištrauktų. Tu viską padarėjai, kad mane ištrauktum iš šūdo, į kurį pats įlipau. Neturėjau kitos išeities. Turėjai, galėjai nieko nedaryti ir žiūrėti savo reikalų. Aš savo gyvenime noriu daryti klaidas ir pats už jas atsakyti. Aš jau tau sakiau, sūnau. Žiūriu į tave ir matau save. Tik matai, tu dar gali pasikeisti. O aš jau nebe. Man ne tik dėl to pikta. Tai dėl ko dar? Tu mane ištraukė iš zonos, o ten liko sėdėti bičas. Bičas, kuris išgelbėjo mano gyvybę. Tu žinai, kaip man dabar prieš jį gėda? Aš jaučiuosi jam skolingas. Čia tas Švarcas? Taip. Rūtas vyras. Atlaikys. Aš noriu, kad tu jį ištrauktum. Šito nebus. Kaip nebus, to ką vpadų? Viso pasaulio problemų aš neišspręsiu. Kokio viso pasaulio problemų? Man tik reikia, kad tu jį ištrauktum. Bet to jis bus naudingas mūsų bizniui. Mūsų bizniui, sūnau, nieko netrūksta, ypač svetimų žmonių. Mūsų biznis yra šeimos biznis, atsimink šitą. Jo? Tokios taisyklės. O tai ką tada Lukas Maručis pas mus veikia? Tada buvo kiti laikai. O dabar nauji laikai ir naujos taisyklės. O be to tigrai mūsų negaudo. Aš smulkmiai laiko negaišiu. Nepadėsi? Tai nepadėsiu. Tada vairuok pats. Švarcai? Jo, daktarė, atrodo jau sveikas. Man ir atrodo, kad tai jau sveikas. Aha. Pasirodė. Aha. Viskas gražiai čia gyja, manau, laiks išrašyta iš čia. Jo. O, tai gal galėčiau pradėti ir dirbti jau? O palsiai daugiau nenori? Kad ne, kažkaip norisi aplinką pakeisti, tai jeigu galima jau norėčiau dirbti. O kaip pasakysi, jeigu žmogus dirbti nori, jam draust nevalia. Gali nuo rytojus. O gal... Ai, tik tu, gali nuo šiandien. Ačiū, daktarė. Vėl tu čia. Nu, sutvarkiai. Lėve, aš nesusitvarkiau. Ir ta Eglė, jinai kažkur išvažiavo, tikriausiai pabėgo. Ir dar ta pensininkė pradėjo proto knysti. Palauk, kokia pensininkė? Buvo aš chatų pas Eglę. Nu? Nieko neradau. Ir dar ta kaimynė atėjo, pradėjo šūminti. Tai aš ją... Ką tu? Tai jau ką man reikėjo daryti, Lėve? Bita, tai dabar taip išeina, tu jau du žmonės nepričiom nukepi, ką? Viskas, aš aut, aš pasitraukiu. Ne, niekur tu neaut. Eini ir sutvarkai viską.
Man nereikia net pinigų už tai. Blin, bita, eini ir sutvarkai viską. Kitaip tu būsi trečias. Supratai mane? Liek. Tau nepasirodė mes prakeikti.